esu 6 klasėje. Aš išmokau apie linksnius šitais metais. Aš linkiu Bostino lituanistinei mokyklai geros vasaros ir sėkmės kitais metais. Mano vardas Jokūbas ir aš mokausi nuotoliniu būdu. Šiais metais aš mokausi apie Aurimą Volijevičių ir Silvestrą iš Eurovizijos. Sveikinu visus ir linkiu gerų atostogų. Labas, mano vardas yra Viktorija ir aš esu iš Čikagos. Šį metą aš bus mokė apie Vilnius ir Lietuvą. Ačiū, pona Asta. Sveiki, mano vardas yra Matas Šermukšnis ir šiais metais išmokau vyriškos giminės daiktavardžių linksnį. Šiais metais labai mėgau skaityti įdomias istorijas apie kaip žmonės gyvena Lietuvoje. Linkiu jums geriausių mokslų. Drum bacille, mitte atte, kum bacille, mitte a, mitte b, mitte atte, kum bace. Ačiū mokytoja, Diana. Ten šlepė pašaka, akis pliska, kaip smala, tu tikriausiai lapė snapė. Pasaka apie tave man sakė, tu tikriausiai lapė snapė. Ir aš labai gudri. Labas, mano vardas Marina. Šiais metais man patiko mokytis apie šeimą ir užgavėnes. Linkiu jums gerosios vasaros. Aš esu Linas Makaitis iš Nebraskos. Šiais mokslo metais aš mokosi daiktavardžių linksniavimo ir vakar vieną kartą, vakar daug kartų ir rytoj asmenavimą. Įdomiausia buvo mes kalbam apie kunigaikštį Gediminą ir jo istoriją, linksėjimai draugams iš kontaktinės mokyklos. Aš esu Silvija Makaitis iš Nebraskos. Šiais mokslo metais mokusiu veiksmažodžiu asmenavimo. Įdomiausiai buvo sužinoti, kad per Vilniaus gimtadienio proga turėjo šviesų festivalį. Aš esu mokytoja Vaida. Šiais mokslo metais man teko garbė mokyti Liną ir Silviją. Mes stengiamės, mes darėm namų darbus, mes pasiekėm daug. Prisidedu prie mokinių sveikinimų kontaktinės mokyklos mokiniams. Linkėjimai dar kartą, iki pasimatymo kitais mokslo metais. Sveiki, mano vardas Adelė ir aš gyvenu Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Čikaga man ypatinga tuo, kad aš čia gimiau, augau, einu į mokyklą ir turiu draugų. Per pamokas išmokau daug apie Lietuvos religiją, istoriją ir kultūrą. Patiko mokytis, kaip išliko Lietuvos žemė ir jos kalba. Linksma buvo dalyvauti viktorinoje, per kurią sužinojau naujų ir įdomių dalykų apie Lietuvą. Šiais mokslo metais mano svarbiausias nuveiktas įvykis buvo rašyti rašinį Lietuvos pažinimo keliais. Linkiu visiems Palame mokiniams linksmai pabaigti mokslo metus ir gerų vasarų atostogų. Iki! Labas, mano vardas Agnė Tunkūnaitė. Aš gyvenu Kansas City. Mano miestas turi labai gerą amerikietišką futbolo komandą. Aš išmokau apie būdvardus, gramatiką ir daug daugiau. Man įsiminė labiausiai apie kai mes mokinamės apie daug švenčių, pavyzdžiui, užgavėnes. Man labai patiko mokytis apie Lietuvos istoriją ir šventes. Mano svarbiausia nuveikti darbai šiais mokslo metais
buvo konkurso rašinys ir išlaikius B2 lygio testą. Aš noriu palinkėti sėkmės ir gerai mokintis kitiems Boston lituanistinės mokyklos mokiniams. Labas, mano vardas Maja Olivera. Aš gyvenu Arlingtone, kur yra parkas, kur matosi Bostonas. Aš išmokau apie gramatiką. Man labiausiai įsimena mokytis apie daugiskaitą ir vienaskaitą. Man labiausiai patiko išmokti apie Lietuvos šventas ir Lietuvos istoriją. Mano svarbiausias nuveiktas darbas buvo mano konkurso rašinis, projektas Iššūkis su knyga Kliudžiau ir projektas Sakmės jūratė interpretacija. Aš noriu palinkėti savo ir kitiems Bostono lituanistinės mokyklos mokiniams sėkmės kitais metais. Geros vasaros! Man patiko mokytis, kalbėti lietuviškai ir man patinka mano mokytoja. Man patinka mokytoja Galis. Ir jis yra Tate Fuk. Geros vasaros. Ir dabar noriu jūsų paklausti tam tikrų klausimų. Didžiausias pasaulyje gyvūnas. Kas yra? Banginis. Koks banginis? Mėlynasis banginis. Valio. Ar jūs žinot, kad jisai gali užaugti iki 30 metrų, o sverti netgi 200 tonų? Žiauriai daug yra. Tai yra didžiausias gyvūnų, tai yra jūros gyvūnas, o dabar didžiausias sausumos gyvūnas. Dramblys. Koksai? Afrikos. Afrikos dramblys. Kaip tu manai, kiek jisai gali sverti? 20 tonų panašiai. 7 tonas sveria. O iki kiek gali jisai užaugti? Gerai, Gabrielius drąsiai kalba, kaip kiti. Iki kiek gali užaugti? Iki metro? 1 inčio? 5 metrų. Labai neblogai, iki 4 metrų. Judam toliau. Koks yra, visi klausom, koks yra mažiausias pasaulyje paukštis? Tikrai žinot atsakymą. Kolibris. Kolibris. Tai tik tais Gabrielius žino, kas dar žino. Pakartokit šitą žodį. Lietuvių kalba. Mokytojos. Pakartokit. Kolibris. Kolibris, labai gerai. Kas dar? Kolibris, kas dar? Kas garsiau? Žinokit, mano tėvai Marijampolėje negirdi. Pasakykit garsiai. Gerai, išgirdo. Sveiki, mano vardas Jonas. Aš esu iš Amerikos. Aš gyvenu Concord, Naujojamo Hampshire, 1 valanda kelio nuo Bostono. Išmokau daug naujo žodžių. Man patinka klausyti kalbų ir suprasti lietuvių kalbą. Norėčiau palinkėti visiems gražios ir sveikos vasaros. Mano vardas yra Lukas, man yra 14 metų, aš gyvenu Kanadoje, man patinka amerikietiškas futbolas, aš išmokau asmenuoti, veiksmažodžių laikus ir lietuviškai. Labas, mano vardas Laura ir aš gyvenu Tenafly, Naujojoje Džersyje. Šiais mokslo metais man tikrai patiko skaityti, nes skaitimas labai padėjo man geriau lietuviškai išmokti. Ir šiais mokslo metais aš išmokau, kaip geriau naudoti linksnius. Mano vardas yra Emilija Girnas iš Čikagos. Man yra 14 metų ir man patiko išmokti Lietuvos įdomią istoriją. Aš lankau visus vaikams geros vasaros. Mano vardas yra Titas Osylius. Man 16 metų, aš iš Bostono.
Šitais metais daug išmokiau apie gramatiką ir linksnius. Ir visiems geros vasaros. Mano vardas yra Gabrielius Sunkūnas, man yra 16 metų ir gyvenu Kansas City. Aš per šiuos metus daugiausiai išmokau linksniavimą ir biškį daugiau sužinojau apie Lietuvos istoriją. Linkiu visiems geros vasaros ir džiaugsmo. Mano vardas Martynas. Aš atsikrausčiau į Vašingtoną iš Lietuvos prieš 5 mėnesius. Man labai patinka žaisti futbolą ir dar žaisti kompiuterinius žaidimus. Man labai patinka mokytis apie istoriją ir man nepatinka gramatika. Labas, mano vardas Grantas Emery ir man 16 metų. Aš gyvenu Boston, Massachusetts ir aš žaidžiu su Lietuvos futbolo rinktinė ir labai smagu. Šiais metais aš išmokau geriau rašyti ir skaityti. Sveiki, mėlyjeji. Linkėjimai iš Norvegijos. Mano vardas Simona. Aš mokau 11 grupę, kurią sudaro Laura, Emilija, Gabrielius, Grantas ir Titas. Taip pat individualiai mokosi su Martynu ir Luku. Šiuo metu plaukiu link sostinės Oslo elektriniu keltu. Noriu jums visiems palinkėti labai gražios ir saulėtos vasaros. Noriu pasidžiaugti, kad net 4 mano mokiniai išlaikė puikiais rezultatais lietuvių kalbos nustatymo testą. Taip pat labai noriu padėkoti tėveliams, kad puoselėjate tradicijas ir jas perduote vaikams. Taip pat noriu padėkoti savo visiems mokiniams, kad manimi šiemet mokėsi, netingėjo prisijungti, anksti keltis, daryti namų darbus, dalyvauti konkursuose, mokytis. Išties buvo nuostabūs pirmieji mano metai Bostono lituanistinėje mokykloje. Geros visiems vasaros. Iki. Pasakykite gyvūną iš š raidės. Lietuvių kalboje yra įspūdingų raidžių, kur labai sunku, bet kas iš jūsų man pasakys gyvūną iš š raidės? Šernas. Šeškas, valio, kas toliau? Šikšnosparnis. Šikšnosparnis, toliau. Šernas. Šernas, dar. Šarka. Šarka. Jūs pranokot mano įsitikinimą. Šuo. Labai gerai. Sunkinam užduotį iš ž raidės, kaip žiema. Zebras. Žaltys. Ž raidė, o Žiogas. Žiogas. Žiogas, toliau. Žirafa. Toliau. Žiobrys. Žiobrys. Atsiprašau. Sakykite. Žaltys. Žaltys, labai gerai. Na ir dar? Žuvis, labai gerai. Lenkiu galvą žemai, ačiū Jums labai, patikrinau, kad tikrai mokėtės visus mokslo metus, stiprybės, pirmin ir niekada nepavarkit mokytis lietuvių kalbos. Nes laukiu Jūsų Lietuvoje, surengsim čia lietuvių kalbos maratoną. Sėkmės Jums. Ačiū mokytojai Vaidai už tokias smagias užduotis. Labas, mano vardas yra Maras, man labiausia patiko bingo. Labas, mano vardas Heilė ir man labiausiai patinka skaityti. Labas, mano vardas Mija ir man labai patinka mano mokytoja ir kad mes žaidėm labai daug žaidimus ir buvo labai daug videos. Labas, mano vardas Chris. Man labiausiai patiko bingo ir kiti žaidimai. Labas, mano vardas Gabija. Man labiausiai patinka mano mokytoja. Labas, mano vardas Daniels. Man labiausiai patiko žaidimai. Labas, o aš esu mokytoja Jūratė ir man patiko mano mokinukai. Jie patys yra geriausi. Vardas
manęs yra Izabela Kiesas ir aš esu iš Gloucester, Massachusetts. Šiais mokslo metais aš išmokau, kaip rašyti geriau ir kokios yra Lietuvos kalbos dalis. Pats įdomiausias dalykas, kurį išmokau, yra apie Lietuvos istoriją. Linkėjimai draugams iš kontaktinės mokyklos. Aš esu Gerda Ivanauskas, man yra 9 metus. Aš mėgstu mokintis apie lietuviškų maisto ir tradicijų. Aš esu iš Čikagos. Linkėjimams draugamis iš kontaktinės mokyklos. Aš esu Emilis Jankauskas, Lietuvos. Ten, kur turi 3 spalvių vėliavą. Šiais mokslo metais mokiausi būdvardžius, esmaniavimo ir įvardžių veiksmavimo. Įdomiausia buvo sužinoti, kad Lietuvoje laimėjom krepšinio Europos čempionatą. 1937, 1939, 2000 metais. Linkėjimai visoms iš mokyklos. Aš Herkus Ivanauskas ir aš iš Chicago, Illinois. Ir aš mokiu daugiskaitą ir vienaskaitą. Aš mokiau, kaip rašyti gerai, lankiau draugus. Esu Raja Navara iš Vermontos. Šiais mokslo metais man įdomu buvo mokytis apie maistą, sportą ir įvardžius. Mes irgi sužinojom apie veiksmažodžius ir daiktavardžius. Linkėjimai draugams iš kontaktinės mokyklos. Aš esu Vaida Ješkevičiūtė. Buvau šios klasės ir esu šios klasės mokytoja. Esu laiminga, galėjusi mokyti juos. Mes padarėm didelį progresą ir manau, kad mes galima dar kažko išmokti, tik mums reikia užsispyrimo, kurio mes turim. Tai ačiū visiems mokiniams ir siunčiu linkėjimus visiems nuotoliniams mokiniams ir kontaktiniams mokiniams. Iki pasimatymo. Kas yra vaizduojama Lietuvos herbe? Ar atsimenat, kas yra herbas ir kaip atrodo Lietuvos herbas? Vytis. Vytis. O kaip vytis atrodo? Kas jis toks yra? Kunigaikštis ant arklio. Ant arklio? Kaip Adelė? Jisai baltas. Jisai baltas? Su šarvais. Su šarvais ir ką jisai dar rankoje laiko, ar prisimenat? Kardą ir... Ne, viskas. Taip. O ar žinote, kodėl jis vadinamas vyčiu? Kodėl vytis? Ir tada dar prisiminkite vieną veiksmažodį lietuvių kalboje, kuris labai panašus į Lietuvos herbo pavadinimą. Ir tada mes su jumis išsiaiškinsim, ką iš tiesų reiškia tas karžygys Lietuvos herbe. Na, vytis, ką daryti? Gal nuo to žodžio vyti, išvyti priešus iš Lietuvos. Taip, tikrai taip. Iš tiesų tas vytis, jisai nepuola, ar ne, jisai nepuola pirmas. Jisai veja priešus, vat kaip Gaila pasakė, veja priešus iš savo teritorijos, iš Lietuvos. Tai nėra karys grobėjas svetimų teritorijų, tai yra karys, kuris gina savo šalį. Tai tas vytis yra tas karžygys, kuris veja priešus iš Lietuvos.
Ir kodėl jis yra baltas? Nes baltas tai yra taip, tai yra šviesos riteris, kuris nepuola, o kuris gina ir kuris veja priešus. Todėl jis ir yra vytis. Ir aš iš jūsų šypsenų matau, kad jums tikrai yra smagu mokytis Bostono lituanistinėje mokykloje. Ar taip? Įdomu? Tai labai džiaugiuosi, sveikinu visus ir linkiu geros vasaros, pailsėkit ir nepamirškit lietuvių kalbos. Tai ačiū ir kontaktiniai mokyklai irgi geros vasaros linkiu. Labas. Man patiko kalbėti apie lietuvišką maistą. Labai gerai. Mano mėgstamiausia tema buvo mokymasis apie orą. Aš tiek daug išmokiau. Tai labai puikia patirtis ir man patinka mokytis lietuvių kalbos. Labas. Mano mėgstamiausia tema buvo mokymasis apie maistą. Apie jūs įdomu kalbėti ir smagu išmokti naujus maisto produktų pavadinimus. Svarbu atlikti namų darbas, ką jūs turi, ir mokytis, ką moka pamokoje. Testai patikrina tavo žinias ir tu turi būti jiems pasiruošęs. Mano vardas Malcolm, aš gyvenu Vancouver'e. Šiais metais man patiko filmukus ir žodyno žaidimai. Aš mėgstu mokytoją Gailę. Linkiu visiems vaikams saugaus ir smagaus vasaros. Sveiki, mano vardas Violet Laukis ir jau porą metų mokau lietuvių kalbos per Bostono lituanistinę mokyklą. Man labai patiko programa ir jaučiu, kad daug išmokau. Labai svarbu save motyvuoti ir investuoti į visų kalbos aspektų mokymąsi. Svarbu, kad tau būtų įdomu, nes tuomet žinos laikai galvoje. Ačiū už viską. Labas. Mano vardas Nate. Man patiko žaisti. Labas. Mano vardas William. Man patinka žaisti. Labas, mano vardas Geda. Man labai patinka žaidimai. Labas, mano vardas Saulius. Man labiausiai patiko piešti. Labas, mano vardas yra Rasa ir man labai patinka skaityti ir bingo. Linkėjimai iš Vancouverio. Ačiū mokytoja Gailė, Jūratė, Adriana ir Simona. Ačiū mokiniams, kurie visi įrašėt vaizdelius, linkėjimus. Aš taip pat prisidedu prie linkėjimų visai BLM bendruomeniai, mokyklai, mokiniams, tėveliams, mokytojams, visiems grįžti kitais metais, pasikrovus energijų ir pasimatysim kitais metais. Geros vasaros. Geros vasaros. Susimatysim dar. Viso. Ciao. Ate. Viso, studio.